Tadam, 6 dienos rytas. Matysim tokį? Vyksta mėgmaišių pakavimo darbai. Susidėjom kitą mantą į tašiukus. Čia dar likučiai krovimo kažkokio krautas. Tokie smulkmeniukai, termacelis nuodų. Ten laukas, kur mes įsikūrėm Orės kempinge. Daug namukų kaina 400 kronų už parą. Kas yra pigiau nei praeitą prie Boideno kempinge, kur 405 kronų sumokėjom už vieną naktį ir palapinės vietą. Čia visas namelis, skardykla, tualetas, dušas. Viskas yra, žodžiu. Tokį gauniau kelį. Lovos 2 aukštės, 4 žmonėm galima. Tai va, tokie reikalai, tokia mūsų buitis. 6 dienos rytas. Čia dar toks yra priengis prie namuko. Suoliukas, kėdutė. Aš kaip nežinau. Ten priekį dar matos tualetai, virtuvėlės. Yra. Kažkas neišeina sudėti. Nu, aš bijau, kad nesudėti, tu reikia tą pusę gal sukti. Jo, porą užsukimų reikia padaryti, kad aš padėsiu. Nu, va, trumpa apžvalgėlė. Kokie yra šiandien planai. Va, mes dabar randamės Ore miestuke prie jūros įlankos. O šitam kempinge labai puikiai šeimininkai, labai geri, maloniai aptarnavimas, priėmimas. Puikiai vieta. Čia vakar, kur per tą tiltą važiavom, kur... Tai va, dabar toks šiandienos tikslas yra iš Orės šokti 151 kelią. Nes čia tuo E47 dviračiam važiuoti negalima, tai ir bandyti važiuoti iki Kokiogės. Čia tokia yra pilaitė, gal pakeliu dar aplankysim. Pagal planą mes turėjom pasiekti, va čia tai kažkur vietą, Kiogė pirminį, bet mes dabar savo grafiką, kadangi lenkiam 50 km, nes susiforsavom pradžiai, tai mes galim savo drąsiai leisti kitos Kiogės davažiuoti. Bet 50 km būtų mažai, norėtos dar šiek tiek, dar 50 ir pasiekti Kopenhagą. Planas yra viskas gerai Kopenhagos kempingą, nuvaryt pasiimt namuką, pernakvoti, nusiprausti, įsiskalbt ir kitą dieną praleis Kopenhagai pačioj. Aplankyti objektus, pasimatyti, kaip čia mūsų to plano išėskas, paskui traukinys į Malmę. Tai va, to visas bendras mūsų reikalas, kur mes nukeliavom, tai pradėjom Kylį. Čia pakraščiais jūros važiavom Flensburgą, dar prieš Flensburgą tiesą nakvojom, čia kažkur tai vietai va. Free kempingas toksai buvo, Kempingplatz, bet čia ne ta vieta. Kažkur tai vietoj turėtų būti už Geltingo. Geitingo, ne Geltingo. Tai va čia žiauriai kalnuota vietovė šitą. Kosminis kalnai. Tai va, pravažiavom Flensburgą, čia paskui tuo pajūriu miškais, čia buvo klikėlės, kur čia toks galvojom pėsčiųjų takas, ir galvojom pravažiuosim. Deja, čia su dviračiais neįmanoma tos vietos įveikti. Tai mes šitas per miškus, per Kolundą. Išvažiavome Kolundą ir paskui pajūriu nuvažiavom Erensund, pavadinimai tai čia geri. Sonderborgą važiavom ir mes per tą dieną nuo čia pasiekėm Finšavas. Čia 2 dienos buvo pabaiga ir net 3 dienos pabaiga buvo ir nakvojom čia kempinge tam brangiam Little Bild. Paskui kėlėmės keltų į Boideną.
tada pro Faburgą. Pro Faburgą į viršų, čia pro pilį, labai gražiai tas Segeskov pilaitą, paskui Kvadarupą ir į apačią. Pro Svenborgą nuvažiavom. Čia per tiltelį tokį tą, kur irgi filmuota buvo, nuvarėm iki Spotsbergo. Čia buvo Bajerį, nes tas kempingas, kur rašo geriausiai įvertintas, visiškai niekam tikęs. Jeigu atvažiuojat vėliau vakare, vietos faktiškai niekas ten ignoras jums yra. Jo, ignoras ir niekas ten nekreipia dėmesio, nes skambučius neatsako, skambink, ką nori daryk, vienu žodžiu. Tai buvo kažkur prieš 9 vakarą, spjuvėme viską, nuvarėm į keltą, po 9:15 paskutinį kaip tik keltą spjuvėm ir pervarėm į kitą pusę čia, į Tarsą. Čia irgi buvo nežinia, nežinom, kur nakvosim, gerai, kad sutikom bendraminčius, kolegas tokius keliautojus, tai ten tie turėjo šilterių mapsą. Tai mes čia pavažiavom biškai šonai, čia kažkur tai, nesimatom, tų žemėlapų nėra užnešta, bet tos pavėsinės, kur čia kažkur permegojom. Netoli Sendi. Ir paskui varėm toliau čia pro... Varėm. Jo, varėm. Čia varėm, lėkėm, nevarėm čia. Vėjas pavėjai buvo, tai čia skridom. O šitą safari parką žiūri geras. Vieta buvo aplankyti. Tik reikia važiuoti su mašina, nes su dviračiu. Jo, su mašina reikia važiuoti, kadangi su dviračiu yra tokių vietų, kur neleidžia važiuoti, ten kur šitie tigrai raganuosiai, tipo su dviračiu nini. Nini, nes gali suvalgyti. Ten iš mašinų visi stebi. Tai buvo tokių kelių, kur neleidai važiuoti. Nu ir paskui čia per tą Saksio-Brinus. Saksio, pavadinimų tai neištariu iš tų. Saksiobinga, jo pro Saksiobingą. Guidborgas, tiltukas buvo, davažiavom čionai Orehovot. Čia buvo, vyksta tilto, ne remontas, čia vyksta naujo tilto stato į Orį. Į Salanį, į Orį, va čia va. Yra irgi filmuotai medžiagoj prieš tai. Prieš čia uždarytas, reikėjo aplinkui, vėl kilpos gavos vingiai. Nu va, dabar esam čia Orė, tom kempingė superiniam. Tai va, tokie planai, gal jeigu pavyks pasieksim Kopenhagą šiandien, 110 km laukia. O čia dar šiaip įdomus, man dabar žiūriu, UNESCO paveldas, gal čia pro tą prasuksim dar, bus matyti. Tai va, tokie reikalai. Dienos rytas, pagaliau viską susipakavom. Koks rytas? Nu, 11 vietinių laikų. Kadangi mums šiandien kilometražas nenusimato labai didelis, planuojam ten kokį 100 kilometrų važiuoti iki paveldų ten apsižiūrėti. Tai nesuvargsim turbūt. Vėjas labai šiandien stiprus yra. Judėsim, ane? Kai čia per Dvarską, kažkokį užtikom dvarą. Visai netikėtai. Alėja kokia gražiai. Čia tas Čebionkė slidi labai tokia. Kokia tai alėja. Dar vienas toks įdomesnis. Jo, kaip muziejus, kaip kokias Rumšiškės, žiūrėk, su šiaudiniais stogais. Čia gal koks muziejus net? Ne, bet čia šiukšlių konteineriuose gyvena žmonės.
Bet kokie gražus, įdomus, autentika. Ten viduj nieko, ten kažkokie tai kaip dirbtuvės, matos įrankį pridėta kažkokį. O ten įlanka, jūra. Vėl. Dabar vėl pakrantę važiuosim. Būtų karšta, būtumėm, sakyčiau, įsimaudyti einam. Tai dabar čia eina Eurovelo maršrutas. Vau, čia jau dabar link Faksė. O kur alų Faksė daro, nuvarysim pažiūrėti. Nu, fainiai, čia jau dabar visai kitas važiavimas. Gerai, kad čia ir važiavam. Va, mums link Faksė reikia. O toj pusėj jūra. Normaliai žmonės savo daržiukai iki jūros kranto. O čia auks namelis. Fainas takas čia. Pakelios tai beveik visur tokios apžėlė. Čia šienaut nelabai kam. Kas tas ir jau čia nežino, jie nelabai kur čia nupjauta. Kaip jaučiatės per tokį vėją važiuojant? Vanduo šiltas. Šiltas vanduo? Ten kaip šilta pačiu. Jo, vanduo gali čia gerai pašildė, šil. Maudas, žinai. Nu, ten maudas. Mačiau, pilna. Šiaip vanduo šiltas. Tuos, kur važiuojam, tos salos, anam tolimajam, tos skardžius ten, ananos, kažkur yra tas UNESCO paveldas, kur varo. Taip, 25 km, taip atrodo, nėra toli čia. Tai va iki to 25 km ten. Graži bažnyčia, Fakso. Jo, Fakso bažnytėlė. O, koksai fainas Danijos miškelis. O, kaip čia gerai. Vėjas pridengtas, vėjo nėra, kvepia. Kad dar mašinų nebūtų, visai būtų gerai. Buvom parduotuviai, kažkokią Bergenstorę, nesuprasi, prisipirkom maisto, kažko valgyti vakarieniai pusryčiams, nes dabar, kur važiuojam, ten nelabai civilizacijos bus daug. Praustis reiks iš po butelio, greičiausiai. Lizdano, Pajūrio kaimelis. Lekiam per kaimuką, tokį fainą, jaukų. Kažkas žalia, gražu, medžiai tokie įdomus, raudoni, kažkokie, kas čia per medis įdomu. Tokių nedaug, bet tai pasitaiko. O kas šitie, neaišku. Sustojam tokioje gražioje vietoje. Čia dar nebaigim, tik stotelę padarėm. Rodė miestelį. Rodė kažkaip tai.
Smėliukas koks fainas, vanduo koks skaidrus, čia nepatikėčiau, ką Baltijos jūra. Eina savo. Aš pirmą kartą tokią matau Baltijos jūrą. Kaip kokiu Egipte. Sako, gerumą. Vaizdas koks, tos uolos, o tos uolos UNESCO paveldė įrašytos yra. Mes dar iki jų nedavažiavom, ten važiuosim. Su kamera to vaizdo neperdasiu, kaip čia atsiveria. Žiaurumas, gerumas. Žiauriai gražu, žiauriai gražu. Lėktuvo kažkoks tai bazė. Įeit negalima. O jetu. Čia bažnytėlė. Bažnytėlė ant jūros kranto. Nuostabus grožio vieta. Šitas krantas UNESCO saugomas gamtovaizdis. Nuostabus vaizdai, nuostabus. Oras galėtų būti truputį geresnis. Tai ką taikais? Kaip fainai, atnori pažiūrėti? Paskui žiūrėk, gražiekės. O, žinai kaip jis atsirado, va parašyta prieš 65,5 milijoną metų čia dėjo meteoritas. Ir išmušė tą va, tokį kraterį baisų. Čia yra smūgis meteorito, toks apvalus, matai, jis už tai toks apvalus visas yra iš visų pusių.
6 dienos pabaiga. Tas ūkis, čia miegosim. Šelteriuką. Kažkaip susimokėjom, tas šelteris neuždyka šiaip. Valgom vakarienę. Valgom dešrelę su lęšiais. Putra. Putra tokia, srebiam, bet kaip skanu. Dar mes turim nusipirkę Perlenbacher Export. Danišką aperityvą, ne? Nu, kaip įsikūrėm, čia mūsų bus plavikės, tam tašikės, čia lempuką pasikabinam, šviesa bus. Lepečka. Kai mūsų chata, eiktų savo, čia žiūrėk, šašlikinę turim, soliukus turim, vaizdą turim, tin. Netgi saulę turim, šlinda saulė, valio. Dviračiukai. Labai geras. Einam radarą, tą pažiūrėsim, kas čia. Čia taip lankytinas objektas yra. Einam, pažiūrėsim, kas čia. Apleistas kažkoks. Paslat. Čia buvęs. Radaras. O, uždaryta. Bet ten kažkas dar veikia, girdi garsą. Yra signalkė netgi, žiūrėk čia. Stevens Klint, seni plakatai. Čia žiūrėk, kažkaip netgi planeta, čia susijęs su observatorija kokia gal. Bet tas radaras visai ne kažkokie tai čia, žinai, jie radaras veikia. Čia dačikai sudėti, žiūrėk, visokios signalizacijos, čia neįvedu, neįs, užrakinta viskas čia. Kvistis, ne, reikia. Tai reikia pažiūrėti, tai čia galima. Va. Mapsas. Va, kaip nuotrauka. Reikia viską apžiūrėti. Jo. O, kokių Čia galima. matai, ko čia gali sutikti pas juos. Varlių, kifačių yra, fačiai. Gifačių yra. Ten da yra kažkoks tasai bokštas. Einam ten pažiūrėsim. Bokštelės apžvalgos. Ten pavėsinė tiesiog. Kažkas yra. Yra kažkas. Ne. Denkoldė, kryk, šalto karo kažkoks čia. Jo, kažkas. Čia mums nereikia tas. Čia ką neįlūšim, ką žinai. Va, kur panorama atsiveria. Jūros vaizdai. Vis ir jūra. Aplink. Jo. Tiltas ant matos, matai? Ir Malmė matos, anoj pusėje, matai namus ten švytinčius. Jo, vaizdeliai. Kas faina radaras? Antena. Antena ten. Ten dviratininko atvažiavusi. Ten skiltų nulėktum, žinai. O ten yra šitas prieplauka laivų. Matai laivus nuėti. Ten greičiausiai prieplauka, ten krovininis laivas atplaukia, nes ten yra karjeras kalkmenių ir ten pakrovimai, bėgiai yra. Tai laivą iškrauti į jūrą. Ir ten tas švyturys ant tų iškišalį, kur važiavam pro šalį.